Kodėl jūs galvojate, kad kažkas ne taip? Jei jūsų gyvenime yra lyg pauzės, periodas, kodėl jūs galvojate, kad visą laiką turite būti produktyvūs, kai jūs siekiate iš visų jėgų sekti pagal savo planą, net jei jis visiškai nebeveikia. Jūs prarandate pusiausvyrą, tačiau kai jūs esate harmonijoje ir pasitikite aukštesniu vedimu, jūs jaučiatės labiau įkvėpti naujiems kūrybiškiams nukreipimams. Gyvenime yra ciklai, būna kai vyksta judėjimas ir būna kai vyksta lyg pertrauka. Būtent šios pauzės gyvenime ir atveria naujas galimybes. Todėl nenusiminkite dėl to, atsipalaiduokite, pamedituokite, pasitikėkite aukštesniu vedimu, pripildykite savo gyvenimą meilę. Jūsų laukia naujas gyvenimo ciklas ir žinokite, kad viskas yra gerai. Jūs pasieksite tikslą greičiau, jei sulėtinsite tempą ir susigrąžinsite pusiausvyrą. Šis laikas tai dovana, kuris leidžia jums įsileisti tai, kur jūs buvote, į tai, kur jūs veda. Kodėl jūs galvojate, kad kažkas ne taip, jei jūsų gyvenime yra lyg pauzės periodas? Jūs pasieksite tikslą greičiau, jei sulėtinsite tempą ir susigrąžinsite pusiausvyrą. Šis laikas tai dovana, kuris leidžia jums įsileisti tai, kur jūs buvote, į tai, kur jūs veda. Į tai, kur jūs veda. Į tai, kur jūs veda. Jūs galvojate, kad kažkas ne taip, jei jūsų gyvenime yra lyg pauzės periodas? Jūs pasieksite tikslą greičiau, jei sulėtinsite tempą ir susigrąžinsite pusiausvyrą. Šis laikas tai dovana, kuris leidžia jums įsileisti tai, kur jūs buvote.